Šeštadienį, kaip ir kiekvienais metais, buvo išrinkta šauniausia Kauno technologijos universiteto studentė KTU LED 2010. Rinkimuose dalyvavo gražiausios universiteto merginos iš 10 fakultetų. Merginos savo talentus atskleidė hip-hopo ritmu. Tai yra tradicija, KTU LED rinkimai kiekvienais metais. Taip gavosi, kad išsivystė šitas ir štai čia vyks KTU LED hip-hop. Rungtis tai pirmoji yra, kai aš repo mažutė buvau, antra jos yra išsitraukusios po hip-hopo dainą, kurią turėjo inscenizuoti, o trečioji bus dance battles. Nugalėtoja buvo išrinkta socialinių mokslų fakulteto studentė Kristina Varsliotaitė. Komisijos sprendimu pirmoji vieta atitenka dalyviai kurie mokosi socialinėme fakultete. Dalyviai numeris 3 Kristina Varsliotaitė. Kągi, komisija buvo atsistoję, fanai taip pat džiūgauja. Tarp pasirodymų įtampą palaikė komisija, kuri merginų pasirodymus stengiasi vertinti objektyviai ir pagal kompetenciją. Komisijoje buvo aktorius Vitalijus Cololo, fotografas Gediminas Žilinskas bei hip-hop stiliaus šokėjas Audrius Linauskis, atstovybės didė atstovė Milita Žilinskaitė. Aš pasakysiu sąžiningai, kada man pasakė, čia bus šauniausios merginos rinkimas, aš galvoju, kad reikės vertinti išradingumą ir grožį, bet kadangi tai yra hip-hop stiliui, tai kažkiek reikia ritmo, salės palaikymo ir be abejo, tai turi būti plastika, šokis, ritmas. Publikos ledi tapo Deimantė Rupšytė, foto ledi Aistė Kairytė. Didi mažulė, kaip visada studentė iš dizaino ir technologijų fakulteto, šį kartą jie tapo Sigita Drąsutytė. Antroji viceledi Vaida Godvišaitė, pirmoji viceledi Sigita Drąsutytė, o naująja KTU ledi tapo Kristina Varsliotaitė.